Kubos diktatūra perėjo į parengties režimą ir pradėjo ruošti šeimas galimai Amerikos invazijai. Tuo tarpu Havana bando demonstruoti drąsą išorėje ir slėpti paniką viduje. 2026 m. gegužės 26 d. Svarbu ne tik dar viena sena retorika prieš Jungtines valstijas, bet ir oficialus Kubos civilinės gynybos nurodymas, liepiantis žmonėms pasiruošti kuprinę, radiją, vandenį, maistą, dokumentus, vaistus, higienos priemonės ir reikmenis vaikams galimos karinės agresijos atveju. Tačiau būtent čia režimas ir išsiduoda. Jis prašo vaistų iš gyventojų, kurie susiduria su tuščiomis vaistinėmis. Prašo maisto iš šeimų, kurias slegia trūkumas. Prašo atsarginių energijos šaltinių saloje, kurioje nuolat dingsta elektra. Ir bando paversti apleistumą nacionaliniu pasirengimu. Spaudimas padidėjo, nes Vašingtonas sugriežtino komunistinį toną. Havanos atžvilgiu Markas Rubijus pasakė, kad susitarimo su Kuba tikimybė nėra didelė. O įtampa išaugo po amerikiečių kaltinimų Rauliui Kastrui. Tuo tarpu pats režimas reaguoja taip, lyg žinotų, kad sala vėl atsidūrė JAV dėmesio centre. Žiniasklaida taip pat praneša apie stebėjimo skrydžius ir žvalgybos operacijas aplink Kubą, dėl ko komunistų vadovybė elgėsi taip, tarsi apsuptis būtų prasidėjusi dar prieš pasirodant bet kokioms pajėgoms. Ką žino diktatūra? Ir kodėl nesako to žmonėms, kodėl Havana ruošia šeimas, nesugebėdama joms suteikti net būtiniausių dalykų? Kaip šis režimo protrūkis gali atverti kitą skyrių kovoje prieš Kubos komunizmą? Tuoj viską papasakosiu. Jei tau patinka toks tiesus ir be užuolankų turinys, apsvarstyk galimybę užsiprenumeruoti, nes čia tokių vaizdo įrašų yra kasdien. Parengimą atliko Kubos nacionalinis civilinės saugos štabas per pratybas Meteoras 2026. Oficialiai režimas teigia, kad ši instrukcija skirta apsaugoti gyvybės priešo atakos atveju, tačiau praktiškai ši žinia buvo suprasta kaip politinis perspėjimas. Pati diktatūra, kuri visada naudojo Amerikos grėsmę kaip mobilizacijos priemonę, dabar oficialiai nustatė veiksmų tvarką ekstremalios situacijos atveju eilinėms šeimoms. Gidas kalba apie vaikų, senjorų, nėščiųjų ir žmonių su negale apsaugą. Tačiau turinys taip pat aiškiai parodo, kad vyriausybė nori, jog gyventojai būtų budrūs. Anksčiau baimė buvo tik kalbose, o dabar ji tapo dokumentu. Ji tapo namų instrukcija. Ji tapo kuprinė, tapo slėptuve, tapo išgyvenimo instrukcija. Prieštaravimas yra žiaurus, nes režimas prašo vaistų iš gyventojų, kurie susiduria su tuščiomis vaistinėmis. Prašo vandens iš šeimų, kurios gyvena su nuolatiniais tiekimo sutrikimais. Prašo radijo ir alternatyvios energijos saloje, kurią nuolat kamuoja elektros tiekimo sutrikimai. Prašo maisto nenumatytiems atvejams šalyje, kur daugelis žmonių jau kovoja dėl kasdienių būtiniausių dalykų. Diktatūra bando atrodyti produktyvi, globėjiška, tačiau pats sąrašas atskleidžia nelaimės mastą. Paprastas kubietis žiūri į šį nurodymą ir supranta, kad problema slypi ne tik galimuose Jungtinių valstijų veiksmuose. Problema slypi kasdienybėje, kurią slegia elektros, vandens, vaistų trūkumas, menkas atlyginimas ir dešimtmečius trunkanti politinė kontrolė. Kubos vyriausybė bando šį pasiruošimą paversti nacionaliniu pasipriešinimu, tačiau dabartinė situacija atskleidžia ką kitą – režimas nervinasi. Vašingtono spaudimas sustiprėjo ir sala vėl tapo karinio, diplomatinio bei žvalgybinio dėmesio centru. Valstybės sekretorius Markas Rubijus gegužės 21 dieną pareiškė, kad tikimybė pasiekti derybinį susitarimą su Kuba nėra didelė, nors Vašingtonas vis dar teikia pirmenybę diplomatiniam sprendimui. Toje pačioje situacijoje Jungtinės valstijos paskelbė kaltinimus Raului Kastrui, dar labiau pakeldamos politinę įtampą tarp abiejų pusių. Amerikiečių žinutė buvo pateikta kaip nacionalinio saugumo klausimas, o ne kaip paprastą ideologinį ginčą. Šis griežtėjimas yra juntamas Havanoje, nes Kubos režimas žino, kad prarado strateginę manevro laisvę. Spaudimas kyla iš įvairių pusių. Tyrimai, sankcijos, stebėjimas, diplomatinė įtampa ir Kubos diaspora, kuri viską stebi iš Majamio su lūkesčiais. Komunistų vadovybei bet koks amerikiečių judėjimas netoli salos tampa pavojaus ženklu, o tiems kubiečiams, kurie gyvena užsienyje, tai kelia lūkesčių. Viltis, kad senai struktūrai pagaliau bus smogta. Labiausiai režimą erzina JAV oro aktyvumas aplink Kubą. Remiantis The Wall Street Journal analize, kuri buvo paminėta naujienose, stebėjimo lėktuvai ir dronai nuo vasario 4 dienos atliko daugiau nei 150 valandų operacijų, o žvalgybiniai skrydžiai prie salos buvo vykdyti daugiau nei 20 kartų.
Šie skrydžiai paprastai susiję su stebėjimu ir informacijos rinkimu sustiprino apsupties stebėjimą Havanoje. Tai nėra tik informacijos rinkimas aukščiausiam vadovybės lygiui Havanoje. Tai nėra tik lėktuvas pasirodantis radare. Šie skrydžiai dažniausiai skirti viskam kontroliuoti, stebėti ir rinkti informaciją iš arti apie jų objektus, maršrutus yra patys svarbiausi įspėjimui. Pasiruošimas taip pat pasirodo po ankstesnių Kubos valdžios atstovų pareiškimų, kuriuose pripažįstama, kad Havana ruošiasi galimam susidūrimui, net jei teigiama, jog toks scenarijus nėra laikomas tikėtinu. Kovo mėnesį viceministras Carlosas Fernandesas de Cosillas pareiškė, kad Kuba būtų naivi, jei nesiruoštų kariniai agresijai. Ši frazė rodo, kad diktatūra šios temos nelaiko vien tik gatvės propaganda. Ji žino, kad rizika tapo realia tema politiniuose skaičiavimuose, tačiau režimas bando tai daryti nepripažindamas savo silpnumo. Kalba apie suverenitetą, bet slepia bankrotą. Kalba apie gynybą, bet palieka gyventojus visiškai nepasirengusius. Kalba apie pasipriešinimą, bet nesugeba užtikrinti net pagrindinių dalykų. Diktatūra bando naudoti šeimos vadovą, kad sukurtų vienybę baimės pagrindu. Tai yra klasikinis krizinio režimo metodas. Kai trūksta maisto, kalbama apie išorinį priešą. Kai dingsta elektra, kalbama apie ugnį, imperinę grėsmę. Tik propaganda praranda savo galią, kai realybė kasdien beldžiasi į duris. Kubietis, kuris negali nusipirkti būtiniausių prekių, nereikia paskaitų apie išgyvenimą. Jis jau kasdien išgyvena tą sistemą, kuri žadėjo lygybę, o atnešė priklausomybę, stebėjimą ir skurdą. Havana taip pat bando paruošti aktyvistus mobilizacijos scenarijui. Kalbėdamas apie karinę agresiją, režimas kalba ne tik su paprastomis šeimomis. Jis kalba su vietiniais komitetais, saugumo institucijomis, partinėmis struktūromis, kariškiais, policininkais ir valstybės tarnautojais, lojalais valstybei. Ši instrukcija skirta sukurti pasirengimo atmosferą, bet taip pat sustiprinti vidinę kontrolę. Tokio masto krizės metu diktatūra bijo tiek išorinio įsikišimo, tiek vidinio sprogimo. Išalkusi, pavargusi ir informuota visuomenė gali tapti pavojingesnė režimui nei bet kokia kalba iš Vašingtono. Amerikos spaudimas turi dar vieną poveikį. Jis priverčia Kubą parodyti savo sąjungininkus. Salos suartėjimas su Rusija, Kinija ir Iranu atsidūrė JAV saugumo rūpesčių centre. Naujausiose ataskaitose minimi dronai, karinis bendradarbiavimas ir užsienio žvalgybos struktūros susijusios su Kubos teritorija. Vašingtonui tai paverčia Kubą regioninio saugumo klausimu, o ne tik senu šaltojo karo politiniu ginču. Havanai toks požiūris yra pavojingas, nes išveda režimą iš komforto zonos. Sala nebėra laikoma tik nuskurdusią diktatūrą ir vėl pradedama vertinti kaip jautrus taškas Karibuose. Kubos vadovybė bando atsakyti protestais, kalbomis ir viešą mobilizaciją. Veiksmai palaikantis Raulį Kastrą buvo užfiksuoti Havanoje, įskaitant vietas prie Amerikos ambasados, dalyvaujant kariškiams, valstybės tarnautojams ir režimo šalininkams. Šis judėjimas skirtas parodyti jėgą, bet taip pat rodo susirūpinimą. Diktatūros išveda aparatą į gatves tik tada, kai jaučia poreikį mobilizuoti ir didžiąją daugumą piliečių. Sala parodo diktatūrą, bandančią paruošti žmonės scenarijui, kuriam ji pati dešimtmečius tvirtino esanti pasiruošusi, bet dabar turi prašyti šeimų improvizuoti išgyvenimą su daiktais, kurių pati sistema nesugeba suteikti. Sala yra stipriai pažeidžiama, stebima ir politiškai įsprausta į kampą. Aš esu Milsonas Alvesas, Global internacionalistas, ir mano tikslas yra kasdien pateikti jums teisingą informaciją. Naujienų nuorodos yra vaizdo įrašo aprašyme. Paspauskite patinka šiam vaizdo įrašui, užsiprenumeruokite kanalą ir pabaigoje peržiūrėkite komentarus, kad dar labiau įsitrauktumėte į Milsono Alveso bendruomenę.